Sveiki! Šiandien įtvirtinsime vienaženklio skaičiaus pridėtį ir atimtį, sprendžiant įvairius uždavinius ir galvosūkius. Pridėk ir atimk dalimis. Pirmiausia, pridėsime tiek, kad būtų apvali dešimtis, o po to likusią antro dėmens dalį. Čia taip pat pirmiausia pridėkime, kad būtų apvali dešimtis, o po to likusią antro dėmens dalį. Reikia atimti. Atimame dalimis. Iš 13 atimame tai, kas yra virš 10, 3, ir atimame likusią atėminio dalį. Ir parašyk atsakymus. Pradinės mokyklos chore dainuoja 18 ketvirtos, 9 trečios ir 5 antros klasės mokiniai. Kiek mokinių dainuoja chore? 18 ketvirtos, 9 trečios, 5 antros. Kiek mokinių dainuoja chore? Pagalvok ir apskaičiuok. Duoti 3 atsakymai ir 4 uždaviniai. Kuriam pratimui trūksta atsakymo? Pirmiausia, suskaičiuok ir sužinosi, kuriam pratimui trūksta atsakymo. Čia duoti 4 pratimai ir atsakymai 5, vienu per daug. Apskaičiuok ir suvedžiok prie teisingo atsakymo ir pamatysi, kuris atsakymas nereikalingas. Tautinių šokių būrelį lanko 10 berniukų ir tiek pat mergaičių. Vaikai dažnai nepamato štai tų žodelių tiek pat. Tiek pat reiškia, kad irgi 10. 10 berniukų, 10 mergaičių. 4 vaikai į repeticiją neatėjo. Kiek vaikų atėjo? Lanko 10 berniukų, 10 mergaičių. 4 neatėjo. Kiek atėjo? Išspręsk ir pasitikrink atsakymą. Galvosūkis. Vienas laikrodis rodo 3 valandas, o kitas 15 valandų. Kuris laikrodis eina neteisingai? Manau, kad abu laikrodžiai rodo teisingai, tik galbūt čia yra elektroninis laikrodis ir jis rodo 15 valandų. 3 valandos ir yra 15 valandų. Kitas galvosūkis, kokį skaitmenį reikia parašyti vietoj žvaigždučių, kad lygybės būtų teisingos. Sugalvok skaičių ir apskaičiuok lygybės. Šarūnas pratimus atliko ne iš eilės, o atsakymus pavaizdavo diagrama. Kurį pratimą jis atliko 2 kartus ir kurį praleido? Kad galėtum atsakyti į šį klausimą, turi apskaičiuoti ir patikrinti diagramą. Dar vienas puslapėlis. Pirmoji užduotis, gali ją atlikti žodžiu. Į teatrą išvyko 22 pirmos ir antros klasės mokiniai.
9 iš jų buvo 1 klasės mokiniai. Kiek buvo 2 klasės mokinių? Iš viso išvyko 22. 9 buvo pirmokai. Kiek buvo 2 klasės mokinių? Kurių atsakymų neprireiks. Kad galėtum atsakyti į šį klausimą, apskaičiuok ir suvedžiok prie teisingų atsakymų. Ir žinosi, kuris atsakymas liks. Atspėk arba apskaičiuok uždengtą turinį, atėminį ir skirtumą. Taigi reikia apskaičiuoti turinį. Kad apskaičiuotume turinį, reikia prie atėminio pridėti skirtumą arba prie skirtumo atėminį. Nesvarbu. Ir žinosi turinį. Nežinome atėminio. Iš turinio reikia atimti skirtumą. Nežinome skirtumo, iš turinio atimame atėminį ir sužinosime skirtumą. Suskaičiuok. Žmogus iš namų išvažiavo 8 valandą, o grįžo 7 valandą. Kaip tai galėjo atsitikti? Manau, kad išvažiavo 8 valandą ryto, o grįžo 7 valandą vakaro. 7 valanda vakaro dar kitaip gali būti 19 valandą vakaro. Kokį skaitmenį reikia parašyti vietoj snaigių, kad būtų teisingos lygybės? Sugalvok ir parašyk. Čia bus šiek tiek sunkiau atlikti šią užduotį dėl to, kad tu matai nespalvotą piešinį. Todėl rekomenduoju paprasčiausiai apskaičiuoti ir pasižiūrėti, patikrinti, ar yra diagramoje šie atsakymai. Atlik pratybų užduotis. Sėkmės!